Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi šio SKM podcast'o klausytojai. Pats sugrįžtu po labai ilgo laiko, praėjo jau daugiau nei kokie 4 mėnesiai. Smagu sugrįžti į šią studiją, į seną gerą SKM podcast'ą. Tai man irgi pradžia. Šį sezoną ir šiandieną aš vesiu savo senų gerų kolegą Baliu. Sveiki. Sveiki visi. Ir turime svečią Ugnius. Sveiki. Sveikas. Malonu. Tai šiandieną šiek tiek pakalbėsime apie krepšinį ir kitus dalykus su Ugniumi. Ir šio podcast'o partneris yra SKM Shop LT, kur rasite smagiausių megztinių, maikučių ar kokių kuprinių, tai būtinai užsukite tenais ir rasite savo smagių dalykų. Visada galime nupirkti kažkam dovaną ar pasidovanoti savo. O dabar galim prieiti prie klausimų. Tai kaip jūs, Ugniau, ir kada supratote, kad krepšinį galite paversti savo profesiją? Oi, nežinau. Greičiausiai mokyklai jau pradėjau galbūt apie tai galvoti kažkiek. O kad profesija taps, tai vis tiek pradėjau studijuoti edukologiniam universitete, studijavau kūno kultūrą, su tuo po truputį ėjau į krepšinį, pats žaidžiu krepšinį nuo 1 klasės, tai viskas taip nuosekliai tiesiog ėjo matyti link to. O kas geriau sekas, treniruoti ar žaisti? Oi, nežinau, sunku pasakyti, dar ir dabar vis tiek pažaidžiu tose mėgėjų lygose, o treniruoti, manau, irgi visai galbūt neblogai sekas kaip ir žaisti. Bet manau, kad treniruoti tikiuosi, kad geriau sekas. Bet pats, kaip sakėte, studijavote edukologiją, tai dar tęsite tą? Ne, jau pasibaigiau, jau prieš gerus 4 metus, jeigu neklystu, ar 3 baigiau. Okay. O kaip jūs laukite kvietimo prisijungti prie SKM trenerių štabo? Šitokia visai įdomi istorija buvo, neatsimenu, kelintais metais buvo šeimų turnyras, tautų mugė, man atrodo, jeigu vyko, gerai atsimenu. Žaidžiau su broliu, mama, man atrodo, žaidė ir sesė. Ir Čerškus, neatsimenu, ką ten veikia, ar teisėjavo, ar tiesiog padėjo su turnyro organizavimu ir sako, sveikas, sako, Ugnius, ne, sakau, jo. Sako, girdėjau, treneriu nori būti. Sakau, nu jo, bet iki tol aš su jo kontakto nesu turėjęs. Tai, arba bent jau pas to neatsimenu ir tiesiog taip gavo, sako, tai parašyk ten ir ten, sako, susisieksim, sako, priimsim pokalbį, pasižiūrėsim kaip kas ir pradėsi. O tai iš kur jis žinojo, kad jūs norit būti treneriu? Net neįsivaizduoju, dar net su Andrium nesu apie tai kalbėjęs. Reiks gal kada primint jam. Pats kažką buvot, kažkam artimiem vis tiek, kažkam pasakęs, ne? Tai Draugam. jo, jau vis tiek studijavau tuo momentu. Tai matyt kažkaip galbūt per edukologijos trenerį, galbūt komandos krepšinio, galbūt šiaip iš kažkur pats paskutinius metus pabaigiau Sostinės krepšinio mokyklai. Gal kažkaip per tenais, nežinau, žinok, tikrai šito dalyko negaliu atsakyti, kaip iš kur randės. O prieš kiek čia metų buvo maždaug? Jeigu aš pradėjau, man atrodo, nuo 17 metų, tai kažkur 16 metai gal buvo, senokai buvo. Bet džiaugitės tuo kvietimu, įsimins visą gyvenimą? Taip. Nežinau, ar tikiuosi, kad įsimins, nežinau, kas bus vėliau, bet šiaip džiaugiuosi, faktas. O kokia šiandien yra krepšinio trenerio duona, skani ar nelabai, ar ant jos dar galime sviestą užtepti? Manau, kad tikrai galim sviestą užtepti, o ar skani, tai manau, nuo kiekvieno trenerio priklauso, kaip jis tą savo darbą žiūri. Jeigu jis ateina nusiteikęs, motyvuotas, nori semti žinių, tai tikrai skani turėtų būti. O yra ką galima daryti, jeigu, pavyzdžiui, duona, kaip sakyti, yra nelabai skani ir ją paversti skani, ar, jeigu jau neskani, tai ne tau skirta ši profesija? Manau, kad jeigu jau tau neskani trenerio duona, tai tikrai ne tau, ne toj vietoje esi. O man niekada kol kas taip nebuvo, tikiuosi taip ir nebus, tai viskas kaip ir tvarkoja. O ar manot jau, kad galėtume žengti į galbūt kažkada į kažkokį aukštesnį lygį, jau kokį sumuštinį pilną? Į NKL, nežinau, RKL treniruot, kas jums būtų jau? Nežinau, aukščiau. Kol kas dar vis tiek vaikų lygį tikrai yra ką išmokti, įrodyti, tiek pačiam savo, tiek visiems kitiem. Mėgėjų krepšinį jau nebe 1 metus ir pats treniruoju kitas komandas, tai galbūt kažkada norėtųsi, aišku, išbandyti ir vyrų krepšinį save. Na, kaip tik tu dirbi ir ne tik su vaikinu, bet ir su mergaičių komandomis. Ir kaip pasikeitei būdamas tu kaip žmogus arba kaip treneris, kai pradėjai su jomis taip padirbti? Aš nežinau, ar aš labai pasikeičiau. Aš pradėjau su mergaitėm dirbti realiai nuo 1 metų, kai pradėjau kartu dirbti ir su mokyklinukais. Tai toks buvo, matyt, kartu ne tai, kad keičiausi, bet augau kartu su to mergaitėm nuo pat pradžių. Tai
ar pasikeičiau, nežinau iš tikrųjų dėl pasikeitimo kaip. Manau, kad daugiau augau kartu su jomis, pats mokiausi ir į priekį. Kai tau paskyrė mergaičių grupę, ar buvo klausimų, ar aš sugebėsiu, ar aš galėsiu, galbūt norėjai to net kažkaip ir išvengti? Ne, išvengti nenorėjau. Buvo, kai man pasiūlė, faktas, kad sutikau, įdomu, bet buvo toksai klausimas, kaip seksis ne pačiom su mergaitėm dirbti, bet kaip seksis jas pritraukti. Nes vis tiek, nepaslaptis, visi žinom, kad problema su mergaičių krepšiniu ir moterų krepšiniu Lietuvoje yra. Tai buvo klausimas, kaip seksis pritraukti. Aišku, labai daug padėjo tas, kad SRF'as prisidėjo prie to ir mergaitės turėjo galimybę 2 metus sportuoti nemokamai. Ir gavo ir aprangas gavo, ir sportbačius, žodžiu, labai daug jų prie to prisidėjo. Mergaitės tikrai atsimenu 1 metais ir pakankamai gausus būrys susirinko pas mane, čiut nepilna grupė, buvo apie 20 su viršum. Aišku, tas amžius sviravo nuo 1 iki 4, bet tikrai buvo smagu su jom. O tai kada čia buvo? Tai dabar jau 3 metai, tai prieš gerus 2 metus buvo. Bet jūs ir kažką iš berniuko, ne? Jo, su berniukais irgi daug turiu grupių pakankamai, nuo 1 klasės iki 6-7. O kur galbūt yra smagiau ir, ne tai, kad smagiau, labai sunku, manau, pasakyti, bet lengviau ir ką pats manot? Lengviau niekur nėra, lengva niekada nebus. Smagiau tiek su berniukais, tiek su mergaitėm smagu. Vis tiek tos pradinukai, kaip sakau, 1, 2, 3, nėra, kad labai skirtusi berniukai su mergaitėm. Faktas, berniukų ateina daugiau, jų būna stipresni fiziškai, bet tos mergaitės, kurios pas mane lanko, ypatingai 1, 2, tiek praeitais metais, tiek šiais metais, aš jas traukiu kartu žaisti ir su berniukais. Čempionatas ir tikrai nenusileidžia niekuo, tai ir su tais dirbti tikrai labai smagu. Kaip pamatuoti mergaičių patobulėjimą per tuos 2-3 metus? Geras klausimas, nežinau, kaip būtų galima geriausiai pamatuoti šitą dalyką, bet jau dabar vien matosi, turim porą komandų moksleivių krepšinio lygoj. Vitalija trenerė ir Donatas Sabaliauskas irgi atskiriuose amžiaus grupėse treniruoja. Tai dauguma mergaičių, kurios lankė pas mus, kurie pradėjom su mergaitėm, dabar išėjo pas juos žaisti su rinktinėm. Ir tas, manau, matosi, kad jau yra ir pergalės. Iškovojom šiemet, iškovojo tiek Vitalija, tiek Donatas jau 1 pergalės moksleivių krepšinio lygoje, tas labai smagu. O tas tobulėjimas, manau, per tuos porą metų čia negali labai tai pasakyti. Manau, reikia biškį daugiau laiko ir pamatysim. Ar gerai dirbam, ar teisinga linkme ir pasimatys tas tobulėjimas. Taip, laukiame, nesulaukiame ir tie vaisiai jau matosi. Pirmosios pergalės yra, kaip sakei, tu dirbi Antakalnyje, ar ne? Taip. Gal galėtum papasakoti, kas vyksta Antakalnyje ne tik su krepšiniu, bet apskritai, kokius renginius ten darote ir taip toliau? Renginių yra kažkiek, dažniausiai, kuriuos renginius darom, tai darau treniruotės kartu su tėveliais, ypatingai mažesniesiems, vyresniesiems krepšinio vis tiek tie turnyrai daugiau gaunasi. 1 prieš 1, 2 prieš 2, 3 prieš 3, tokio tipo daugiau. Supratau, o galbūt kaip yra svarbus tas ryšys, kaip sakėt, jaunesniems mergaitėms, tarkim, kai būna bendras treniruotės kažkokios? Ryšys berniukų su mergaičiu? Ne, turiu minį, sakėt, su tėveliais darot bendras. Su tėveliam, jo. Kažkiek tai suartina galbūt tą krepšinio meilę kovą? Faktas, ir suartina ir krepšinio, ir tarpusavio tėvelių su vaikais santyki. Tėveliai pamato, kad nėra taip lengva iš tikrųjų tiem vaikam per tas treniruotės, po to per varžybas gal net taip vyksta ant vaikų, kai kažkas nesiseka. Bet viskas, manau, teisingai. O kur galbūt save labiau norėtumėt ateityje matyti, pavyzdžiui, ten labiau, tarkim, užsilokinti ten, tarkim, tik mergaitės galbūt eiti į MKL bandyti, ar berniukus visiškai, kaip sakoma, jau nebeturėti. Yra kažkokių planų, ką? Nežinau, apie tai kažkaip negalvojau, kad būtent tą ar aną norėtus žengti žingsnį link MKL, faktas. O ar su mergaitėm, ar su berniukais, nežinau šito. Negaliu tiesiai šviesiai atsakyti, su kuriais. Norėčiau pabandyti, aišku, ir su tais. O tada jau galbūt būtų lengvesnis atsakymas iš tą klausimą. SKM taip pat rengia nuolat visokius mokymus, prie kurių gali prisijungti visi norintys.
ir pasisemti krepšinio subtilybių, ar teko juose dalyvauti, pasisemti patirties? Teko pasisemti, šiemet gal truputį mažiau dėl su kitais darbais susijusiais, bet teko, praeitį metų tikrai daug buvo, šiemet irgi jau vyksta, tai teko ir semėmės tos patirties, vis tiek labai smagu, kai ir kiti treneriai vyresni ir nebūtinai vyresni, sakykime, ir mano amžiaus, kurie pasidalina savo patirtim, kaip jiems sekas treniruotėse, ką jie naudoja, kokius pratimus ir po to pats išbandai tą treniruotės. Ir matai, ir veikia kažkas, ar neveikia, galbūt kažką netaip darai, pasiklausi vėl, net ne tik tų seminarų, bet ir tie tarpusavio pokalbiai su treneriais labai gerai. Taip, ir jų net yra apie 50 plus trenerių, tikrai labai visi ir gražiai bendrauja, kiek tenka matyti per bendrus pasimatymus. Ar galėtume išskirti, kurių darbą seki atidžiausiai? Kažkieno vieno ar dviejų nėra, kad seku, yra su kuriais galbūt daugiau kartais pasišneki, pastebi treniruotės, paklausinėji, pasidomi kaip sekasi, kaip čia vienoje vietoje galima daryti, pavyzdžiui, kažkur užstringi, nebežinai, kokių idėjų galbūt būna, kartais pritrūksta, pasiklausi, pasisemi tos tokios patirties, sakykime. O kaip galbūt kažką apmastote, ar tarkim, na, jeigu kokia, nežinau, prastesnė atkarpa, kaip dažnai keičiate tą, ką treniruojate, kažkokie nauji būdai, nauji pratimai, deriniai? Nežinau, derinių kažkaip kol kas ten pas mane tikrai daug nėra, stengiuosi, labai norėčiau, kad vaikai išmoktų žaisti 1-1 kuo geriau krepšinį, tai stengiamės ties to dirbo, jau kažkur kažkas užstringa, matau, kad nesiseka, kalbėsi su kitais treneriais, prašai patarimų, ką galbūt galėtų tau patart, kokį pratimą padaryti, kur daugiau akcento nuimti, kitur uždėti, kad viskas geriau sektųsi vaikam. O kaip galbūt, bet dėl to 1-1, kaip padeda, kai, pavyzdžiui, yra einama į individualias treniruotės, ten, va, tarkim, Skills Academy organizuoja labai visiems, tikrai, manyčiau, verta nueiti. Faktas, kad tikrai Skills treniruotės padeda tam dalykui, tai viena iš pagrindinių 1-1 žaidimo sudėčių, kad tu turi mokėti varytis kamuolį, jausti aikštelę, stebėti, ką gynėjas, kaip gynasi, jos silpnas pusės, kad galėtum pats išnaudoti. Bet... Čia prieš kokius 2 metus buvo, man rodos, įvesta, kad MKL visgi ir vat jaunesniems jau galima žaisti su seneliam, ten buvo taisyklių pakeitimas. Kaip jūs vat tai vertinate ir vat galbūt tada nukenčia 1-1 krepšinis ir tada yra lengviau žaisti ir prasideda daugiau kažkokių taktikų, schemų? Nežinau, kiek aš dabar dar galiu tą dalyką vertinti, kol dar netreniruoju kažko MKL. Pačiam labai sakau, man svarbu, aš norėčiau išmokyti, kad vaikai mokėtų žaisti 1-1. Senelės galbūt ateis vėliau kažkada, kai reikės, bet kol kas aš stengiuosi, kad žaidimas vyktų 1-1. Pats kiek atsimenu, kai augau ir treniravausi Marčiulionio krepšinio akademijoje, tai irgi treneris reikalaudavo daugiau žaidimo 1-1 ir tie deriniai net neatsimenu, kada atsirado. Tikrai gerokai vėliau, negu galbūt kažkas jau dabar daro tuos derinius. Na, esi iš jaunųjų kartos trenerių, nesi pats jauniausias tikrai, bet nesi ir pats vyriausias. SKM yra trenerių, kuriems, sakykime, virš 60 metų, yra trenerių, kuriems šiek tiek vos virš 20. Tai kaip tu apibūdintum, ką gali geros šios kartos padaryti kartu veikdamos? Viena kitą turbūt gali ir papildyti. Faktas gali papildyti, viena iš kito, manau, gali ir pasimokyti. Ypatingai, aišku, jaunoji karta gali iš vyresnių pasimokyti. Įdomu, kiek ta vyresnioji karta norėtų galbūt iš tų jaunesnių pasimokyti, jie vis tiek daugiau patirties turi šitoj vietoj. Faktas, kad kai kartu viens kitą papildai, turėtų būti gautis tą didesnę naudą. O dar trumpai apie šitą temą baigiant. Ar gali būti, kad čia kažkas apskritai priklauso nuo amžiaus, gal gali būti žmogus ir vyresnis, bet turėti labai ir šiuolaikinį ir tą požiūrį į krepšinį? Gali, tikrai gali ir manau, kad taip ir yra. Tų trenerių pas mus daug ir visokio, kaip pats sakė, amžiaus jie ir kiekvienas turi savo, manau, ir treniravimo stilių, ir savo sumanimus, ir savo taktikas, ir visą kitą, ir stengiasi jas pritaikyti. O vat galbūt koksai yra treneris, ar iš SKM-o, ar jau kalbant, pažiūrėjau, ir platesnio akiračių, bendrai, vat iš kurio labiausiai kažką semėtės, ar kurį labiausiai žiūrite, domitės?
Kaip ir prieš tai Balys klausė, sakau, iš vieno kažkurio ar dviejų tikrai nėra. Stengiuosi kol Net kas. ir iš aukštesnio lygio, ne? Turėjau minėjau, čia kalbėjau apie Eurolygas. Nu, kalbu jo. Ne, gal iš tų lygių dar ankstoka biškiai imtis, vaikam reikia biškiai paprastumo. 1-1 krepšinis, 2-2 viskas natieko. Vėliau užaugs vaikai, tada jau galėsim imtis ir iš Eurolygos trenerių. Užsiminė apie savo šeimos narius. Mūsų šaltiniai teigia, kad ir jie yra įtraukti į SKM veiklą, tiesa? Yra. Kiek man žinoma yra įtraukti į tą veiklą. Gal gali apie tai papasakot plačiau, kokios jų ten yra ir funkcijos? Jo, tai pradėtumėm nuo mano brolio Kipro, tai Kipras greičiausiai kaip ir aš realiai SKM atsidūrė nuo Vitirono varžybų teisėjimo, sekretariato, protokolų rašymo, visokių renginių, tų pačių Skill Academy 1-1 turnyrų. Po to pradėjo darbuoti stovyklose, kiek žinau, ten jam tikrai neblogai sekdavosi. Dabar jau, man atrodo, gal 2 metai ir keli, jisai ir savo grupę, dar darželį turi, kur treniruoja vaikus. Taip pat teisėjauja irgi toliau. Tai va taip jis įsukėsi tą SKM šeimą. O sesė? Sesė su treniravimu gal dar ankstokai, dar mokyklai mokosi, bet jinai daugiau su renginiais, savanoriauja, padeda. Aš galiu apie ją pasakyti labai, tikrai, kadangi irgi, kai filmavau čia laidą, tai labai faina operatorė, geras žmogus, geras sesė, manau, jūsų. O galbūt, kalbant apie brolį, kokių matote tarpusavyje panašumų ir didžiausių skirtumų? Panašumų? Abudu karštakošiai labai esam, kadangi kartu ir žaidžiam vienoj komandai mėgėjus ir dar man tenka ir patreniruoti kitur. Tai labai mėgstam greit užsipliekst, tik aš mėgstu, net kaip man mėgsta išmokęs, gal biškiau dabar labiau nusiraminti su. Jis dar biškiai labiau užsidegęs būna. Vienas, sakykime, aš labiau galva į sportą, į krepšinį labiau, jisai nors irgi to krepšinio nepalieka, bet daugiau biškiai gal į mokslus linkęs. O tai jisai yra studentas? Jo, jis dabar studijuoja, praeitą metą pasibaigė bakalaurą, dabar studijuoja magistrą. Wow. Okay. Fainai. O tai kaip čia buvo, ar jie labiau patys tą išreiškė norą sekti kaip ir brolis tavo į SKM žingsniais, ar pas labiau juos įtraukiai? Nebuvo, kad aš pas juos labai traukiau, matyt patys labiau norėjo, atsirado tokia ir sakykime, variantas, kad galima kažkur, sakykime, ir kažkiek ir užsidirbti iš tos pusės. Mes su broliu irgi ten būdom tų varžybų daug ir mokyklą jau pradėdavom teisėjauti, tai viskas nuo to ir prasidėjo, po to reikėjo čia pagalbos, pradėjo teisėjauti, reikėjo pagalbos stovyklai padėdavo, viskas taip ir toliuojas gražiai. O tai jūs ir pas tada, kai minėjot brolis, tai jis teisėjauja kažkur, tai jūs irgi teisėjaujate? Anksčiau Vitirono čempionatuose tikrai teisėjaudavau, dabar jau nebelabai to laiko jau yra teisėjauti, daugiau jau pats prie vaikų stoviu, tai šitą reikaliuką biškį apleidėsi su juo. Ugniau, dar turim klausimą apie Joną. Ar tu žinai šį krepšininką? Kurį Joną? Tas, kuris veda laidą. Šį Joną. Nelabai žinau. Nelabai. Tai aš turiu papasakoti trumpai apie jį. Jis yra 2010 metų karto žaidėjas, žaidžia SKM3 komandoje, dabar žaidžia MKL U13, U14. B divizione pas trenerį Davidą Kibildį. Yra komandos kapitonas, lyderis. Dabar tavo koks yra ūgis? Metras kokie 7,3, 7,2. Kiek paaugai per vasarą? Kiek per vasarą, tai nežinau. Žinau, aš kadangi buvau labai vėlai nuėjęs pasidaryti gan pažymą, tai gavos, kad ten per metus apie 10 centimetrų. Tai nuo paskutinio podcast'o irgi panašiai, nes vasara buvo. Nu, kažkiek jo. Tai kiek gali augti, kaip manai, Ugnius, Jonas? Nežinau šitų dalykų, kiek gali augti. Daug kas, aišku, ir nuo tėvų priklauso, kokie jų ūgiai nuo senelių, bet labai, nežinau, man tai keistai biškins, pagal mano tėvus, jie yra už mane beveik 20 cm būdu žemesni. Man pavyko užaugti, visi pas mus šiaip ir broliai, ir sesės pakankamai aukšti. Sunku pasakyti iš tikrųjų, kiek jis galėtų augti. O ar yra, sakoma, kad, ten kokie, nežinau, yra Viktoro Vambanjama, ten visi kiti vaikai, kurie yra super aukšti, nors ir amžius ten, nežinau, ten kokie 11 metų, bet ten ūgio 1,80 m jau yra. Kaip galbūt tas yra dalykas, ką manote, tipo, ar yra lengviau kažkiek ir
kas vėliau gali išaukti iš tokių žaidėjų ir ar reiktų ant jų, pavyzdžiui, koncentruotis labai ir kažką iš jų stengtis daryti. Ar jiem patiem yra lengviau? Nu, turime, ar iš jų kažką reiktų galbūt daryti, turint tokį ūgį ir bandyti nulipdyti krepšininką, kadangi, na, tokiam amžiui jam, nu, akivaizdu, kad yra lengviau. Faktas, tam amžiui jam tikrai daug lengviau, jis jau tokio amžiaus turi duomenis, išskirtinius iš visų išsiskiriančius. Tai apie tokius žaidėjus kaip Vembis ar Janis, tai norėtus, kad ir Lietuvoje koks vienas kitas toks būtų galbūt paprasčiau. Faktas, kad kai yra toks duomenis, galima galbūt, jeigu pats vaikas, to turėdamas tokius duomenis, turi noro, tai tikrai manau, kad ne tik, kad galima, bet ir reiktų bandyti šio lipdyti. O pas jūs komandoje yra kažkas panašaus išskirtiniais fiziniais duomenimis? Ne, aš būna su treneriais juokauju, kad nežinau, man antakalnį kažkaip pas mus visi labai žemi yra, ateina žais prieš visus. Tikrai kitose komandose ir didesnių, ir fiziškai stipresnių yra, tai va tenka ant technikos stengiamės paimti kitus. Tai gal ir trūksta, kadangi Lietuvoje galima sakyti visi geriausi žaidėjai Valančiūnas, Sabonis, Bulgauskas, kitas Sabonis yra centrai, tai gal reikia ant mažiukų koncentruotis labiau? Gali būti. Tų mažiukų irgi, negali sakyti, kad mes ten jų neturim, bet galbūt kažkur užstringam. Nesu dar tiek, neturiu galbūt dar tiek kompetencijų, kad galėčiau ten kažką pasakyti, iš ko reiktų daryti, iš ko nereiktų daryti to krepšininko. Norisi, kad visos 5 pozicijos būtų užpildytos taip kaip tvarkingai. Mūsų pokalbis yra tai pabaiga. Ugniau, gal galėtum atsakyti į tokį klausimą, kuris yra turbūt sunkus, bet gal kaip nors. Jeigu reikėtų jaunam krepšininkui duoti tik vieną patarimą, kas tai būtų? Tik vieną. Aš sakyčiau, kad patarčiau jam, žaidžiant krepšinį, mylėti tą sportą. Mylėti krepšinį ir jeigu tu jį mylėsi, manau, kad tikrai bus ir noras, ir galimybių tikrai atsiras ir tada galėsi bandyti siekti savo svajonę. O ką aš dar šiek tiek noriu pasiklausti, kaip bendrai tas užgimė visas Antakalnių tigrų pats projektas? Tai jisai užgimė kaip ir visi kitų rajonų. Stengiamės suburti tą rajono tokią, sakykim, kaip šeimą, kad tėveliai įsijungtų į tą projektėlį, palaikytų vieni kitus. Labai smagu iš tikrųjų, kai varžybas ateina palaikyti daug tėvelių, ne tik tėveliai, ir sesės, broliai, ir seneliai ateina, ir pažįstamų draugai ateina pasižiūrėti varžybas, palaikyti savo atžalas. Tas yra tikrai labai smagu iš tos pusės. Na, šiaip Antakalnis yra labai didelis, vienas iš didesnių net Vilniaus rajonų. Ir kaip galbūt visi atranda tą vietą Antakalnyje? Ar sutelpa? Sutelpam, ne vienas aš Antakalny dirbu, yra dar porą trenerių, kurie irgi dirba, tai stengiamės sutilpti, stengiamės pasidalintais vaikais, kad visiems užtektų, kad nebūtų per daug tų vaikų grupėse, kad kokybė nenukentėtų per daug, bet tikrai stengiamės visiems rasti vietą. Norite išlikti Antakalnyje, ne? Neiti kitus? Ne, norėčiau, patinkam aš ten, kitapus Neries užaugau Žirmūnuose, tai man ten gerai. Nėra daugiau, kaip sakoma, klausimų. Tai gal Ugnius nori kažką pats pasakyti, ar net mūsų paklausti? Oi, nežinau, nelabai turiu ką aš paklausti. Buvo teisėjas, ko buvo treneriu, gal irgi podcasteris, kaip sakoma? Ai, nežinau, man labiau patinka klausyti podcastus, kai važiuoju iš treniruotės į treniruotę ar iš kitų darbų iš kažkur. Ką labiausiai mėgstat paklausyti? Daugiausiai basketniusą klausau, basketniusą. Geriausias, ne? Kol kas, manau, jo. Vienareikšmiškai. O muziką mėgstat paklausyti? Jau senai nebeklausau muzikos. Nebėra laiko, podcastai užima visą laiką. Ne tik krepšinio ir kitų podcastų yra, tai reikia atrasti balansą. Nu, man irgi panašiai labai nedaug muzikos klausau ir daug podcastų žiūriu. Tai o tada palinkėjimas koks būtų tada ir Antakalnio bendruomeniai, ir visam SKM-ui? Nesustot, augt, tobulėt ir į priekį judėt. Ką Lietuvos krepšiniai turit gero palinkėti šiuose? Tikėkime, patekimų bus pergalingos į olimpinės žaidynės. Aš manau, pasitikėti treneris atsirink savo 12 ir viskas ten bus tvarkoje šiemet. Reikia palikti Maksvytį, ne? Aišku, reikia. Nėra čia kokiais. Na tai ką, labai džiugu gavos, kažkiek gal trumpas, bet
labai smagus podcastas, tai labai dėkoju jums ir sėkmės didžiausias trenerio, kaip sakoma, karjeroje ir kilkite laiptais į viršų. Ačiū. Ir Ačiū laukiame jums. jūsų skmshop.lt. Užsukite.